Čia šiandieną galėjo žmonės praeiti su šeimomis, draugais, kolegomis, gyvūnais, ar net vieni galėjo praeiti 5, 10 arba 25 kilometrus. Ir mes turėjome, turbūt apie 18 tūkstančių žmonių, kurie nusprendė įveikti šį iššūkį. Jeigu dalyviai pasirinko 10 km trasą, tai 10 km neskamba kaip labai daug, bet trasos viduryje buvo toksai kalnas žudikas, aš šitai pavadinau. Jisai pakankamai ilgas, pakankamai status ir toks, nesibaigiantis, tai manau, kad daug žmonių pagalvoja apie organizatorius ir apie savo sprendimą keliauti šiame ėjime, bet užlipus jų laukia poilsio tokia zona, erdvė, kur buvo vanduo, ledai ir paskui jau trasa keliavo visą laiką tik nuo kalno. Tai manau, kad kartais iššūkiai padaro mūsų renginį gerokai įdomesnių ir jie tą kalną tikrai prisimins. 5 kilometrus. Palei Nerį, po to nusukom ir į Vingio parką patekom. Nelabai sunki, bet biškį pavargau. Renginys tai yra turbūt tik tai tiem, kurie nori keliauti drauge su kitais žmonėmis, jaustis bendruomenės dalimi ir taip toliau. Bet jeigu žmogus sako ir ne tik sako, kad pavaikščiot galiu, bet ir vaikšto, tai manau, kad tai yra visiškai svetinas reikalas. Nebūtina keliauti į renginius norint vaikščioti. Renginiai tik tai parodo, kad toks tai dalykas egzistuoja. Jisai svarbus ir žmonės gali jaustis gerai drauge. O atėjus į įėjimą, jie dar prie viso gero gali prisidėti prie įvairiausių gražių akcijų, kaip pavyzdžiui, Kaukieno fondo reikalai. Čia taip pat mes turime daugybę įvairiausių partnerių, kur gali gauti dovanų, susipažinti su įvairiausiais Toyota modeliais ir taip toliau.